žiūrovai, pradedam tiesioginę transliaciją iš Monzos, iš Italijos Grand Prix 15-ojo pirmos formulės čempionato etapo. Kągi matome šviečiančią saulutę, kodėlgi apie orą, todėl, kad ir vėl sinoptikai prognozavo lietų lenktynių metu, tačiau šiuo metu šviečia saulė. Šiuo metu šviečia saulė, tačiau prieš kokią valandą, galbūt pusantros, lyjo labai stiprus lietus, tiesa, atrodo, jis buvo labai trumpas, sudrėkino trasą visoje Monzos teritorijoje ir dabar lenktynininkai išvažiavę į startinę rikiuotę buvo su pusiau lietaus padangomis, tačiau pradėjus kaitinti saulį, trasos temperatūra pagal mūsų turimus duomenis, jeigu jie tik mūsų neklaidina, jau pasiekė lygią kvalifikaciją, 38 laipsnius pagal Celsijaus, taigi trasos paviršius džiūsta akimirksniu ir ant bolidų jau yra montuojamos sausai trasai skirtos padangos. Na, jūs patys labai puikiai matote, jau yra daug visiškai sausų dėmių čia ant trasos paviršiaus, taigi tikėtina, kad dar praėjus kelioms minutėms bolidai nuvažiuos apšilimo ratą ir tikrai lenktyninė trajektorija bus beveik sausa. O dabar mūsų ekranuose šios dienos lenktynių trasos schema. Matome daug tiesiųjų, perskirtų vidutinio greičio posūkiais arba S formos posūkiais. Ir kvalifikacijoje pasirodė, kad tikrai nėra lengva teisingai sureguliuoti bolido greitam ratui. Vieni lenktynininkai pasirinko didesnį maksimalų greitį tiesiosios galose, kiti pilotai rinkosi kiek stabilesnį bolidą antrame lenktynių sektoriuje, kur reikia šiek tiek statesnių sparnų atakos kampų. Matome, kad iš tiesų trasos paviršiaus temperatūra yra gerokai nukritusi. Aišku, galbūt tai tam tikra prasme geresnės žinios, bent jau lenktynių pradžioje Michelin padangas naudojančioms komandoms, bet čia Monzoje visų pajėgumas labai panašus ir kvalifikacijos metu matėme, kad ne 10 sportininkų, pirmųjų sportininkų tilpo į 1 sekundės intervalą. Be abejonės favoritais rikiuotis priekinėje juostoje buvo raudonieji Ferrari bolidai, galima sakyti, taip ir atsitiko, tačiau pačioje kvalifikacijos pabaigoje greičiausias buvęs prekvalifikacijoje Juanas Pablo Montoya su BMW Williams bolidu sugebėjo praskirti abu raudonosius, tačiau šį kartą ne tas raudonasis, kaip dažniausiai buvo įprasta matyti, o kitas. Rubensas Barrichello iškovoja savo antrąją šiemet pole poziciją. Na ir Michaelio Schumacherio 3 vieta, ko gero, guodžia Vokietį dėl to, kad jisai padarė savo greitajam kvalifikaciniam rate pačiame paskutinėme parabolikos posūkį gana didelę klaidą ir dėl to Michaelis nukrito į 3 vietą. Juanui Pablo Montoyai labai mažai, tik 17 sekundės dalių pavyko aplenkti Michaelį. 4 vietoje startuos nustebę savo bolido greičių Fernando Alonso, 5 Takuma Sato, nusivylęs British American Racing bolidų rezultatais, tikėjosi šiek tiek geresnio rezultato, kaip ir 6 vietoje Jensonas Buttonas. 7 Belgijos Grand Prix nugalėtojas Kimi Raikkonas, 8 Antonio Pizzonio, 9 Jarno Trulis. Ir 10 vietoje Davidas Coulthardas, baigiantis 5 startinėje juostą. 6 Ricardo Zonta, dar kartą važiuojantis Toyota ekipoje, su Marku Weberiu, 7 eilė Olivier Panis ir Kristianas Klinas, 8 Giancarlo Fisichella ir Felipe Massa, abu Sauber ekipos pilotai. Galima sakyti, kad toks jų rezultatas po itin puikių pasirodymų prekvalifikacijoje, ko gero, verčia laukti, kad ši komanda šios dienos lenktynėse gali važiuoti tik vieno sustojimo taktiką. 17 pozicijoje Giorgio Pantano, pirmasis Jordan Ford bolidas, tiesa kvalifikacijoje toje vietoje buvo Nikas Heidfeldas, tačiau dėl to, jog penktadienį buvo pakeistas jo bolide variklis, Nikas Heidfeldas baudžiamas bauda, todėl šiandien startuos iš paskutinės 20-osios pozicijos. Taigi 18 Jean-Marie Brunis, 19 Šoltas Baumgartneris, kuris taip pat neišvengė baudos po kvalifikacijos, kadangi suklydęs stabdymo zonoje prieš pirmąjį posūkį, kirto visais 4 ratais to posūkio dalį ir teisėjų buvo nubaustas priskiriant papildomą 1 sekundę prie jo greičiausio rato. Kągi, 2 lenktynininkai nukentėjo nuo didesnių ar mažesnių baudų, o štai techninis personalas jau traukiasi pusiau šlapiai trasai skirtomis padangomis. Į lenktynės žada pajudėti Rubensas Barrichello. Matyt,
Ferrari iš tikrųjų nelabai pasitikė charakteristikomis, Bridgestone sausai trasai skirtų padangų charakteristikomis, esant vėsiam trasos paviršiui ir ko gero matėme bent jau nieko nebematome. Rubenso greitis kvalifikacijoje buvo šiek tiek didesnis už Michaelio Schumacherio, iš ko vėlgi peršasi išvada, kad Rubensas ko gero. Juanas Pablo Montoya su sausai trasai skirtomis padangomis ir jau labai įdomi intriga dar neprasidėjus lenktynėms. Matome, jog pirmoje juostoje išsirikiavę lenktyninkai lenktynės pradės skirtingomis padangomis. O tai reiškia, kad vienas iš jų gana greitai turės lankytis techninio aptarnavimo juostoje. Na, Rubenso greitis kvalifikacinio rato metu ko gero peršo tam tikrą įtarimą, kad Rubensas važiuos skirtingą taktiką negu Michaelis Schumacheris. Taip, Michaelio Ferrari sumontuotos sausai trasai skirtos padangos. Gana logiškas sprendimas Ferrari komandai taikyti skirtingą lenktynininkams taktiką. Viena tikrai bus teisinga. Nors keista, kad Rubensas Barrichello atrodo tikrai pakankamai sausoje trasoje startuos su pusiau lietaus padangomis, nors galbūt Rubensas Barrichello ir Ferrari tikrai žino daugiau nei mes. Taigi, be abejo, mes žinome gerokai mažiau. Taigi, yra įtarimų, kad Rubensas turi gana lengvą bolidą, turi nedaug degalų ir galbūt rizika startuoti su vadinamom tarpiniam padangom gali jam apsimokėti. Alonso, Sato, Jensonas Buttonas, Kimi Raikkonenas, Antonio Pizzoni, visi dešimtuko sportininkai. O štai Davidas Coulthardas. Davidas Coulthardas, padangos, Zonta, Weberis, Olivier, Kristianas Klinas, visi kiti beveik. Giancarlo Fisichella, Felipe Massa taip pat tarpiniam padangom. Felipe Massa ir dar vienas iš Minardžių atrodo. Jean-Marie Brunis. Taigi 4 lenktynininkai rizikuoja startuoti su tarpinėmis, vadinamomis tarpinėmis padangomis. Tiesa, nežinome, kaipgi bus su Niku Heidfeldu, kadangi šis šiuo metu yra dar boksuose. Jis po vakar dienos baudos startuos iš techninio aptarnavimo juostos. Kągi, labai įdomi situacija. Galbūt Rubensui šios padangos padės būti gana greitu pirmajame rate ir galbūt dėl to Rubensas būtent surizikavo naudoti šias padangas, kadangi jisai įtarė, kad Michelin padangas turintys pilotai gali būti itin greiti pirmajame rate ir bijodamas matyti jų atakų, Rubensas surizikavo startuoti su tarpinėmis padangomis. Tiesą pasakius, aš nebematau jokių balų, netgi ne tik balų, bet iš tiesų, trasos paviršius atrodo praktiškai sausas. Galbūt jis yra labai šaltas. Rubensas Barrichello tikisi, kad pirmose 4, galbūt 5 ratuose kitų lenktynininkų padangos nesugebės pasiekti reikiamos temperatūros. Na, o jeigu Rubensas Barrichello tikrai kvalifikacijoje startavo su kur kas lengvesniu bolidu nei daugelis varžovų, tuo metu Rubensas galbūt galės važiuoti greičiau nei jo varžovai. Tačiau Rubensui Barrichello, jeigu lietus neprasidėtų vėl, gana anksti teks sukti techninio aptarnavimo juostą. Matėme, kaip Juanas Pablo Montoya išjungęs prasisukimo sistemą, šildo galinius ratus, tą patį daro ir Rubensas Barrichello. Trasos paviršius dabar yra labai slidus, labai, manau, mes pamatysime įdomų lenktynių startą ir galbūt pirmuosius lenktynių ratus. Na ir mes žinome, kad labai dažnai vyksta incidentai pirmuose S-formos posūkiuose. Bolidai atvažiuojantis čia su itin mažais sparnų atakos kampais labai sunkiai valdomi stabdymo zonoje, taigi jų daug bus. Daug. Štai Heidfeldas mūsų ekranuose, šildomas dar jo padangos ir puikiai galėjome matyti, jog ant jų yra 4 išjunginiai vaireliai, taigi kažkas užvažiavo į boksus. Vienas iš bolidų matėme užsuko į techninio aptarnavimo juostą. Ko gero, Davidas nusprendė vis tik nerizikuoti ir grįžti prie sausai trasai skirtų padangų. Iš tiesų, trasos paviršius praktiškai sausas. Manau, nebereikalo priima tokį sprendimą Davidas Coulthardas, o tai galbūt netiesiogiai, bet tai yra blogos žinios Rubensui Barrichello. Davidas, matyt, suvokė, jog apšilimo metu geriau būtų buvę važiuoti štai tomis padangomis, nei anomis, kuriomis jis važiavo apšilimo rato metu, pusiau lietaus padangos. Ir štai Davidas Coulthardas daro gana įdomų sprendimą, radikaliai keičia lenktynių taktiką, matome, buvo papildytos kuro atsargos. Ir žiūrėkime, Rubensas Barrichello dešinėje, Montoya kairėje, kas geriau startuos. Prieš pat startą matėme, kaip su fenu buvo džiovinamas asfalto paviršius
prieš Juano Pablo Montoya bolido ratus, tačiau Rubensas Barrichello išsilaiko priekyje. Kaip visada puikiai startuoja Fernando Alonso, išsiverždamas į antrą vietą. Rubensui šios padangos tikrai padėjo labai greitai startuoti. Štai Michaelis Schumacheris pervažiuoja pirmą posūkį už trasos ribų. Ar tik ne tuo metu Michaelis aplenkė savo varžovą, dabar turėtų praleisti į priekį Labai Montoya. sumažino Michaelis greitį vien dėl to, kad bijo baudos už S-formos posūkių pravažiavimą. Tuo iš karto pasinaudojo ir Juanas Pablo Montoya, ir dar vienas pilotas. Atrodo, tai buvo Antonio Pizzonija. Puikus eilinį kartą. Montoya daro klaidą, turėtų būti už trasos ribų. Tuo pat paseka ir vienas iš British American Racing komandos bolidų. Ir koks bolidas? Michaelis Schumacheris. Taip. Ar Rubensas Barrichello? Sunku pasakyti. Kažkoks dar bolidas. Toyota bolidas pažeistas. Taip, Michaelis padaro klaidą. Labai dramatiškas pirmas ratas. Į pirmą vietą išsiveržė Fernando Alonso. Antonio Pizzonija taip pat už trasos ribų. Labai sunku lenktynininkams įvertinti trasos paviršiaus situaciją. Tikrai kai kuriuose vietose yra labai slidu. Geriausiai dabar žinoma situaciją kontroliuoja Rubensas Barrichello ir kiti lenktynininkai, kurie dabar važiuoja su lietui skirtomis padangomis, o tie, kurie Kaip toli pabėgo Rubensas. Per pusę rato milžinišką, beveik per visą antrosios tiesiosios ilgį. Tokią persvarą per pirmąjį ratą įgijo Rubensas Barrichello. Berods ką tik ekrane matėme Toyota bolidą, iš kurio išlipa Olivier Panis. Ir šio lenktynininko lenktynės labai anksti baigėsi. Rubensas Barrichello be abejonės visus pirmus 3 rato sektorius įveikė kol kas rekordinių tempų ir turi jau beveik 7 sekundžių persvarą prieš antroje vietoje po vėlgi puikaus Štai bolido starto pakilusio slysteli stabdymo zonoje Fernando Alonso. Štai dar 2 lenktynininkai įvažiuoja labai vėlai stabdydami ir Jarno Trulis taip pat stabdymo zonoje daro klaidą. Kągi, tikrai nelengva teisingai apskaičiuoti stabdymo taško. Čia lenktynininkai kvalifikacijos metu, ypač prie kvalifikacijos metu pasiekė 361 km per valandą greitį. Ir žinoma, nuo tokio greičio per mažiau nei 3 sekundės reikia bolidą sustabdyti iki maždaug 90-80 km per valandą greičio. Labai lėtai Kimis Raikkonas išvažiavo iš vieno iš lesmo posūkių, tuo iš karto naudojasi Jensonas Buttonas atakuodamas Suomį. Nematėme šio epizodo pabaigos. Milžiniškas Rubenso Barrichello pranašumas. Taip pat į priekį atrodo veržėsi Jensonas Buttonas gana sėkmingai startavęs, aplenkęs savo komandos draugą po starto. Jaučiasi gana tvirtai ant šios slidaus paviršiaus. Felipe Massa atakavo ir aplenkė Takuma Sato ir dabar kėsinasi į Kimi Raikkoneno vietą. Labai greitai važiuoja pirmosios ratuose Felipe Massa. Ar ne Felipe Massa, tik tai mes matėme užsidėjus į tarpinės padangas starto metu. Turime informaciją, kad Michaelis Schumacheris dabar yra 15 pozicijoje. Matėme Ferrari mechanikus pasiruošusius ir belaukiančius savo sportininko boksuose. Tačiau Michaelis kol kas, galbūt dar dėl to, kad prie boksų neprivažiavo, ten nepasuka. Na, antrajame rate Rubenso Barrichello pranašumas jau gerokai sumažėjo. Jisai tik tais 1,3 sekundės dalimis šiame rate buvo greitesnis už Fernando Alonso. Štai kaip slysta Jarno Trulis. Taigi tikėtina, kad praėjus dar 1 ar 2 ratam tie lenktynininkai, kurie turi sausai trasai skirtas padangas, gali pradėti greičiau važiuoti už lenktynių lyderį. Ką tik važiavome su Michaeliu Schumacheriu, kaip minėjau, jis nukrito į 14 poziciją, ką tik aplenkė ir Giorgio Pantono. Rodėsi, jog mechanikai ruošiasi ir laukia boksuose Michaelio, tačiau jo bolidas atrodo nepažeistas, į boksus jis nepasuka. Fernando Alonso įslydo į šlapią trasos dalį pirmuose posūkiuose ir dėl to Rubensas iš karto įgijo milžinišką pranašumą. Štai kaip drąsiai startavo Fernando. O po to matėme Michaelį Schumacheris, stengdamasis išvengti kontakto su varžovu. Stabdė labai vėlai, štai dabar Fernando įslysta į šlapią trasos dalį ir jo išvažiavimas iš S-formos posūkių labai blogas. O kas atsitiko Michaeliui, taip ir nepamatėme, o štai Olivier Panis, Ricardo Zonta ir vienas iš British American Racing bolidų turėjo taipogi problemų, atrodo kontaktų nebuvo, nors Olivier Panis trasoje jau nebeturime. Jensonas Buttonas persekė Juaną Pablo Montoya. Nerizikuos prieš paraboliką posūkį, netrukus ilga tiesioji ir jeigu pavyks už šio posūkio išlaikyti labai artimą atstumą iki Montojos, Jensonas Buttonas gali bandyti lenkimo manevrą. Fernando Alonso beveik 2 sekundėm šiame rate buvo greitesnis už Rubensą Barrichello, taigi tuoj slick padangas naudojantys sportininkai pradės vytis lenktynių lyderį. Perlūžio momentas įvyko jau
trečiajame rate. Taigi po pirmojo rato Rubensas Barrichello turėjo beveik 7 sekundžių persvarą. Ši persvara buvo... Išaugo virš 8 sekundžių po antro rato, o dabar jau jinai sumažėjo iki 6,5 sekundžių. Taip, paskutinėme rate jau greitesni buvo lenktynininkai, naudojantis ne lietui skirtas padangas ir tą įrodo Fernando Alonso. Štai Juanas Pablo Montoya turi labai rimtų problemų, ne veltui jį labai spaudė Jensonas Buttonas, dabar Montoya turėtų praleisti priekį Jensoną, kadangi Montoya buvo visais 4 ratais už trasos ribų, taigi vėl vengdamas teisėjų baudos, Montoya praranda poziciją. Jensonas pakilo jau į 3 vietą, 4 Montoya, 5 Kimis Raikkonenas, taip pat labai smarkiai priartėjęs prie Juano Pablo Montoya. Štai galbūt Suomis bandys atakuoti čia atvažiuojant į Askarės formos posūkius. Kovoja su savo bolidu Montoya, tikrai nesijaučia stabiliai ant slidaus trasos paviršiaus, kur kas geriau bolidas jaučiasi Jensono Buttono rankos ir atrodo, jog Kimi Raikkonenas taip pat ruošia ataką prieš kolumbietį. Labai įdomus pirmieji ratai. Rubensas Barrichello netrukus įveiks dar vieną ratą ir mes pamatysime, ar Fernando Alonso sumažina savo atsilikimą. Beveik 4 sekundėmis, 4 rate, beveik 4 sekundėmis greitesnis buvo Fernando. Ir štai Ferrari komanda daro išvadas, Rubensui Barrichello ateina laikas pasukti techninio aptarnavimo juostą ir beveik 100% esu įsitikinęs, kad jau po šio rato Rubensas Barrichello atsidurs boksuose. Taip, Ferrari labai rizikavo, išleisdama Rubensą su tokiomis padangomis. Matome, Trulis artėja, Fernando Alonso artėja prie Rubenso tiesiog miliniais žingsniais. Didelis greičio skirtumas, minutė 26,7, toksai ratas buvo Fernando Alonso paskutinis, Rubenso Barrichello tik minutė 30,5. Labai reikia būti atsargiam Fernando Alonsui, dar yra šlapių vietų trasoje, šiek tiek išvažiavus iš idealios lenktynių trajektorijos, galima užlipti ant nedėlės balutės ir žinoma išslysti. Fernando Alonso rizikuos atakuoti Rubensą Barrichello, na Rubensui net nėra jokių galimybių gintis, jo padangos jau yra perkaitusios, tikrai nėra vietų, kur ataušinti lietui skirtą gumą. Taigi Fernando Alonso tampa lenktynių lyderiu, o Rubensas Barrichello štai iš antros vietos akimirksniu turės pasitraukti. Ferrari komanda jau pasiruošusi laukia savo lenktynininko. Tuo tarpu Michaelis Schumacheris lenkia Davidą Coulthardą. Kaip toli priekyje atsidūrė Davidas Coulthardas, startavęs matėme iš boksų po apšilimo rato užvažiavęs pasikeisti tarpinių padangų į sausai trasai skirtas padangas. Galima sakyti, kad Davidas padarė labai teisingą sprendimą, tiesa, jam tiesioje dabar sunku išvystyti didesnį greitį nei daugelis varžovų, kurie dabar važiuoja savo bokuose turėdami mažiau degalų, taigi jų bolidai yra lengvesni. Felipe Massa taip pat užvažiuoja į techninio aptarnavimo juostą keistis į sausai trasai skirtas padangas. Pirmajame rate matėme, Massa buvo tikrai labai greitas, lenkė daugelį varžovų, tačiau dabar jo tempas smarkiai suvažiavo, kaip ir Rubenso, ir abu šie sportininkai keičiasi padangas. Gana trumpas Rubenso sustojimas, matoma, kompiuteris paskaičiavo, kad degalų užteks 14 ratų. Lenktynių lyderis Fernando Alonso 5,5 sekundės nuo šio atsilieka Jensonas Buttonas. Trečioje vietoje šiuo metu turėtų būti Juanas Pablo Montoya, iš karto už jo mažiau negu sekundę atsilikęs Kimis Raikkonenas. Kas važiuoja lėtai, kas sumažina greitį? Jarno Trulis turi problemų su savo bolidu. Ir vėl kažkokios problemos persekioja Jarno Trulį. Atsimename po pirmojo sustojimo prieš 2 savaitės Belgijoje. Iki tol labai greitai važiavęs Jarno Trulis pradėjo važiuoti labai lėtai ir niekas negalėjo paaiškinti, kokios buvo to lėto važiavimo priežastys. Nei pats Jarno Trulis, nei Renault komandos vadovas ar inžinieriai. O mes dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Die Spitzengruppe hat die ersten 6 Runden hinter sich gebracht. Alonso vor Button, Montoya, Räikkönen, Sato. Clean auf 6, dann Trulli, Webber. Und dann kommen mit dem ersten Boxenstopp bereits absolviert Rubens Barrichello, Felipe Massa, Fisichella und Michael Schumacher. Dreimal versucht, den Renault aus dem Windschatten heraus zu überholen, rausgefahren und dann in den Wind und schon war es, als hätte er die Handbremse gezogen. Beim dritten Mal hat es funktioniert für Mark Webber. Nochmal ganz kurz die Zeitlupenwiederholung von Rubens Barrichellos erstem Stopp. Da werden nicht nur die Räder gewechselt, sondern da wird auch noch ein bisschen die Stellung des Frontflügels verändert. Also bei Ferrari hat man den ersten Stopp bereits hinter sich. Wir haben ihn vor uns und deshalb sagen wir jetzt mal Tschüss aus Italien und Hallo Köln. Aber gleich sind wir wieder zurück im Parco di Monza.
labai drąsų lenkimo manevrą pirmame posūkyje. Rubensas Barrichello grįžta į trasą, kaip matome, 2 pozicijom aukščiau už Michaelį Schumacherį ir dabar 2 Ferrarius skiria tik Giancarlo Fisikelas Sauber Petronas bolidas. O Rubensas jau žinome, kad yra atlikęs sustojimą, jisai keitėsi tarpinės padangas į sausai trasai skirtą gumą. Kągi, Ferrari komandos bolidai važiuoja galbūt ne tose vietose, kurių tikėjosi, kaip tik jie dabar praužė įvažiavimą į parabolikos posūkį, kur įrengta visa tribūna skirta Ferrari komandos atstovams. Fernando Alonso vėl nuvažiavo greičiausią ratą, minutė 24 sekundės, toks paskutinysis rezultatas. Na ir be abejo, džiūstant trasai, rato nuvažiavimo laikai laipsniškai gerės. Prisiminame, kad kvalifikacijoje Rubensas nuvažiavo ratą per minutę ir 20 sekundžių, taigi dabar lenktynininkai važiavo maždaug 4 sekundėmis lėčiau. Jean-Marie Bruni, taip matėme startavę su tarpinėmis padangomis, užvažiuoja į techninio aptarnavimo juostą. Kągi, matėme, jog po 7 ratų, kuomet Rubensas Barrichello buvo priverstas pasukti į techninio aptarnavimo juostą keistis padangų, nuo Fernando Alonso, lenktynių lyderių, Brazilas jau atsilieka daugiau nei 33 sekundės ir šiuo metu yra 9 vietoje. Michaelis Schumacheris važiuoja 11 pozicijoje, jau turi daugiau, beveik 35 sekundžių deficitą. Štai kiek kainavo Michaelio Schumacherio klaidelė viename iš posūkių pirmame rate. Ir matėme, kad Michaelis labai intensyviai bandė atakuoti Giancarlo, bet jam tas nepavyko, dėl to Antonio Pizzonė pradeda persekioti vokietį ir štai šie pilotai Giancarlo Fisichella 10 vieta, Michaelis 11 ir 12 vietoje važiuojantis Antonio Pizzonė dabar yra visiškai kartu, stebėdami kiekvienas savo varžovo judesius. Atrodo, atsigauna Jarno Trullis, štai šio rato pirmąjį sektorių įveikė rekordiniu greičiu, tiesa netrukus pirmojo sektoriaus laiką pagerina Fernando Alonso. Štai kokia kova tarp Felipe Masos ir vieno iš Jordan pilotų. Matėme, baigėsi kontaktu tarp bolidų. Ir atrodo, kad Felipe Massa prarado savo priekinį prispaudžiantį elementą, dėl ko šiam sportininkui teks dar kartą lankytis techninio aptarnavimo juostoje. Galų gale Michaelis susidorojo su Giancarlo Fisichella ir pakilo į 10 vietą. Dabar abu Ferrari važiuoja vienas už kitą, o Felipe Massa, matėme, užsuka į techninio aptarnavimo juostą pasikeisti priekinio sparno. Kovėsi berods Felipe su Niku Heidfeldu. Heidfeldas kol kas tęsė savo greituosius ratus, į techninio aptarnavimo juostą nepasuka, taigi jo bolidas atrodo buvo pažeistas minimaliai, tačiau Masai šis incidentas kainuoja neplanuotą sustojimą techninio aptarnavimo juostoje. 10,5 sekundžių, gana greitas aptarnavimas. O štai kaip Michaelis lenkia kitą Sauber pilotą Giancarlo Fisichella, kuris šios dienos lenktynėse akivaizdu yra pasirinkęs skirtingą taktiką nei Sauber pilotai. Štai ir Giancarlo Fisichella turbūt važiuoja prisipylęs daugiau degalų. Tam, manau, turėjo patvirtinti prie kvalifikacijos ir pačios kvalifikacijos rezultatai. Būtent skirtumas tarp šių 2 treniruočių rezultatų. Prie kvalifikacijoje Sauber Petronas pilotai iš tiesų buvo itin greiti, o kvalifikacijos metu stojo labai toli rikiuotės gale, bet tikėsimės, kad būtent tokia taktika jiems gali duoti norimų vaisių antroje lenktynių pusėje. Teoriškai skaičiuojant vieno rato įveikimo laiką, prisipylus daug degalų ir jų mažai, tačiau prisipylus mažai įskaičiuojant ir įvažiavimo laiką į techninio aptarnavimo juostą, sustojimo maždaug 7-8 sekundžių, daroma išvada, kad teoriškai greičiausiai visą lenktynių distanciją galima būtų įveikti vieno sustojimo metu. Tačiau žinome, jog bolidas yra lengvesnis, kai pilotas važiuoja su daugiau sustojimų nei su vienu, taigi daugiau galimybių lenkti varžovą. Ir manau, jog daugelis šios dienos lenktynėse dalyvaujančių pilotų pasirinko tikrai daugiau nei vieną sustojimą. Panašu, kad lenktynių lyderis Fernando Alonso jau pradeda lenkti ratu atsiliekančius savo varžovus ir užsuka į techninio aptarnavimo juostą. Fernando Alonso, lenktynių lyderis, jau užsuka pirmajam sustojimui, įveikęs vos 10 lenktynių ratų. Galbūt taip galima paaiškinti ispano gana didelį tempą kvalifikacijos lenktynių metu. Na, panašu, kad to ir buvo galima tikėtis. Vis dėlto Fernando Alonso pats prisipažino, kad nesitikėjo kvalifikacijoje būti 4. Galbūt tai jam padėjo padaryti kur kas mažiau degalų nei pagrindinių varžovų.
lenktynių lyderiu tampa Jensonas Buttonas, nors Juanas Pablo Montoya praeitame rate beveik pusę sekundės atkirpo nuo Jensono pranašumo ir dabar šiuos sportininkus skiria tik pusę sekundės. Štai dar labiau pradžiūvus trasai, Juanas Pablo Montoya jau tampa patenkintas savo bolidu, nors prieš tai matėme Jensonas Buttonas viename iš pirmų ratų, berods trečiame, labai nesunkiai aplenkė Juaną Pablo. Skirtingai reguliuoti šių lenktynininkų bolidai. Jensonas Buttonas pasitraukus į techninio trenavimo juostą Fernandui Alonsui tampa lenktynių lyderiu. Prieš Alonsui pasukant į techninio trenavimo juostą, šis turėjo mažiau nei 2,5 sekundžių persvarą prieš Jensoną, taigi Alonsui sugrįžus į trasą reiks tikėtis, jog prieš jį nebus lėtesnių varžovų, kitų atveju ilgiau trasoje išsilaikęs Jensonas gali išlaikyti lyderio poziciją. Na, šiame rate nei Jensonas, nei Juanas Pablo dar neužsuko savo pirmajam sustojimui ir Jensonas nuvažiavo greičiausią lenktynių ratą. Šiame rate jisai vėlgi pusę sekundės buvo greitesnis. Rubensas Barrichello praleidžia Michaelį Schumacherį į priekį. Akivaizdu, jog tokiu būdu taikoma komandinė taktika, kuri šių metų... Galimas vis tik spėti, kad Rubensas dabar turi daugiau degalų savo bolide, dėl to, ko gero, Michaelis gali būti greitesnis ir komanda davė matyti įsakymą Rubensui netrukdyti Michaeliui važiuoti savo tempu. Tačiau turime nepamiršti, kaip ir žinoma... Michaelis Schumacheris rekordinį ratą parodo šiame rate ir už lenktynių lyderį Jensoną šiame rate jisai buvo greitesnis maždaug ketvirčių sekundės. Antonio Pizzonė turi problemų, į priekį praleidžia Rubensą Barrichello, kasgi atsitiko Pizzonijai. Matėme pačią pabaigą šio incidento, tikėsimės dar pakartojimo, galbūt Pizzonija klydo, slydo, taip ir buvo. Vėlgi neapskaičiavo Antonijo stabdymo taško, išslydo už trasos ribų ir į priekį pravažiuoja Rubensas Barrichello. Kristianas Klynas taip pat buvo užvažiavęs į techninio aptarnavimo juostą savo, galima sakyti, rutininiam sustojimui, taigi jau du pilotai buvo sustoję planuotam savo užvažiavimui techninio aptarnavimo juostoje. Įdomu, ar Juanas Pablo Montoya dabar negali pasivyti Jensono Buttono, nors prieš tai važiavo tikrai greitesnius ratus, o galbūt Montoya įvertina situaciją, jo ką tik lenktynių lyderis Fernando Alonso pasuko į techninio aptarnavimo juostą, todėl dabar būtų rizikinga spausti Jensoną Buttoną, geriau važiuoti paskui šį Britą, išlaikyti kuo didesnį lenktynių tempą ir kuomet jie savo pirmąjį kartą pasuks į techninio aptarnavimo juostą, aplenkti anksčiau ten apsilankiusi Fernando Alonso. Markas Weberis, Jarno Trulis, dar du lenktynininkai apsilanko techninio aptarnavimo juostoje, o Michaelis Schumacheris Rubenso praleistas į priekį jau 7 vietoje, antrąjį ratą iš eilės įveikia didžiausių tempų. Ir šis ratas buvo gerokai greitesnis už lenktynių lyderio, maždaug sekundė ir 20-osios, tiek greičiau šiame rate važiavo Michaelis Schumacheris, dabar pakilęs jau į 7 vietą. Rutininį sustojimą daro ir Jarno Trulis, taip pat Markas Weberis užvažiuoja techninio aptarnavimo juostą. Matėme, kad Markui Weberiui buvo reguliuojamas priekinio sparno atakos kampas. Masa užsidėjęs naują priekinį sparną. Štai kaip Takumas Sato, kaip ralio stiliumi atakuoja posūkius, ar tai Jensonas Buttonas. Taip, tai Takumas Sato, matėme, nulūžo vieną iš dabar stebėkime, kaip bus elementų. reguliuojamas priekinis Marko Weberio sparnas. Štai mechanikas pajungia įrankį ir šiek tiek matyt sumažina sparno atakos kampą. Sausoje trasoje bolidas be abejo gali važiuoti žymiai greičiau. Montoya taip pat boksuose, taigi trasoje lenktynių lyderių toliau lieka Jensonas Buttonas, Kimi Raikkonas ir Takumas Sato taip pat. Visi trys išskyrus lenktynių lyderį Jensoną Buttoną užsuka į techninio aptarnavimo juostą. Taigi Michaeliui Schumacheriui galimybė pakilti gerokai aukščiau rikiuotėje. Prieš šių trijų sportininkų sustojimą jisai buvo 7. Kągi, jeigu po 7 rato Michaelis nuo lyderio buvo atsilikęs daugiau nei 34, beveik 35 sekundėmis, tai dabar nuo Buttono po 13 ratų jis atsilieka. Ką mes matome, Kimi Raikkoneno bolidas stumiamas į boksus, į garažą. Antonio Pizzonė atakuoja Rubensą Barrichello. Sėkminga ataka. Labai greitoje trasos dalyje. Viename atrodo ir neišlėsmų posūkių, kur lenkti varžovą yra tikrai sunku. Tuo tarpu Michaelis Schumacheris tikrai artėja prie Jensono Buttono.
Nors štai paskutinėme rate Batonas taip pat padidino savo greitį ir dabar tik pusę sekundės. Michaelis Schumacheris atsirėmė į Fernando Alonso, kurio bake labai daug degalų ir be abejo ispanas dabar diktuos tempą Michaeliui, nebent vokietis rizikuotų atakuoti savo varžovą. Beveik 2 sekundėmis lėčiau šiame rate važiavo Fernando Alonso, taigi Michaelis turi milžinišką greičio pranašumą. Jensonas Batonas, lenktynių lyderis, užvažiuoja techninio aptarnavimo juostą. Vienas iš lemiamų šių lenktynių momentų. Įdomu, ar Fernando Alonso, kuris važiavo kelis ratus iš eilės maždaug 1,5 sekundės lėčiau už Batoną, sugebės Batonui grįžus į trasą atsidurti priešais šį lenktyninką, prieš kurį jis važiavo iki savo pirmojo sustojimo. Ar tik ne Batonas išvažiavo iš Matėme vieną iš bolidų išvažiuojantį Taip. būtent iš techninio aptarnavimo juostos. Tai yra Jensonas Batonas. Vidinėje trajektorijoje lenks Michaelis Schumacheris. Michaelis Schumacheris atakuoja Fernando Alonso ir dabar tai lyderių trejetas. Jensonas Batonas, Michaelis Schumacheris ir Fernandas Alonsas. Kimi Raikonenas, jo lenktynės baigėsi. Jordan ekipa laukia savo ekipažo užvažiuojančio į boksus. Tai yra Giorgio Pantano. Štai lyderių trejetas. Kągi, labai įdomu. Vėlyvo sustojimo pagalba Jensonas Batonas išlieka lyderiu, kadangi galėjo važiuoti žymiai greičiau tuo metu, kai Fernando Alonso jau važiavo pilnais degalų bakais. Batonas dabar turi naujas padangas, tačiau jo bolidas yra tikrai sunkesnis nei Michaelio Ferraris. Taigi, posūkiuose ir tiesiosiuose Michaelis turi didesnį greitį. Na, įdomu, kuo baigsis ši kova tarp šių sportininkų. Tai yra kova dėl lyderio pozicijos. Fernando Alonso Finišo linija yra kirto trečioje pozicijoje. Dabar atsidūrė trečioje vietoje. Taip, Jensonas Batonas, Michaelis Schumacheris, Fernando Alonso. Tai pirmasis trejetukas, tarp kurių dabar yra įsipainioję Michaelis keli Schumacheris lėtesni lenktynininkai, bet užvažiuoja pirmajam sustojimui. Taip, Michaelis lenda į techninio aptarnavimo juostą ir dėja mes nepamatėme tos kovos, kurios laukiame tarp Michaelio Schumacherio ir Jensono Batono. Žinoma, kiek ilgai Michaelis galėjo būti trasoje, nepasukęs techninio aptarnavimo juostą, tikrai neilgiau nei 15 ratų. Būtent šiame rate Michaeliui taip pat tenka apsilankyti boksuose. Na ir akivaizdu, kad Rubensas Barrichello įgijo visos pusės sekundės persvarą kvalifikacijoje dėl to, kad jam buvo pripilta gerokai mažiau degalų kvalifikacijos metu. Na, matėme, kad paskaičiavo režisieriai, kad Michaeliui Schumacheriui buvo įpilta degalų maždaug 21 ratui, taigi jam vokiečiui dar teks vieną kartą sustoti techninio aptarnavimo juostoje. Kągi, labai ekstremalias lenktynių taktikas naudoja čia kai kurie sportininkai. Na, o ypač ekstremalią taktiką naudoja Fernando Alonso, kuris, atsimename, pirmasis jau po 10 rato buvo sustojęs savo pirmam aptarnavimui. Įdomu, ar sugebės dabar Alonsas išlaikyti kontaktinį atstumą iki Jensono Batono. O mes padarykime pirmą komercinę pertraukėlę. Montoya und Pizzonia, also die beiden BMW Williams im Formationsflug, und das wird man gern sehen im Hause BMW und natürlich auch bei Williams. Gestern schon Dr. Mario Tyson sehr gut gelaunt im Interview. Und hoffentlich klappt dieser Boxenstopp von Pizzonia jetzt ohne Problemchen, damit die Laune gut bleibt. Montoya hat gerade fast 11 Sekunden gestanden, also Pizzonia deutlich kürzer. Pizzonia fällt auf jeden Fall auch wieder hinter dem brasilianischen Landsmann Rubens Barrichello zurück. So, in der Zwischenzeit sind es nur noch drei Fahrer, die nicht beim Tanken waren. Fisichella, momentan Sechster, beziehungsweise Fünfter, weil Pizzonia ja inzwischen drin war. Und David Coulthard, der in der Startrunde sozusagen bereits zum Reifenwechseln und zum Nachtanken da war, der ist auch noch nicht zu seinem ersten Boxenstopp aufgekreuzt. Ja, bei Fisichella haben wir das ja gestern schon im Training vermutet, und da ist also wieder einmal die klassische Sauberstrategie: schwer fahren, lange fahren und möglichst viele überholen. Das hat er schon einige Male in dieser Saison wunderbar vorexerziert. Es hat einige Male geknappt mit der Reise von ganz hinten in die Punkte.
Barrichello dahinter, Fisichella. 4. und 5. im Moment. Oh, und der nächste Verbremser von Scholt Baumgartner. Das kann man erklären, was ihm da passiert ist. Er war so nah dran, dass er etwas Abtrieb auf der Vorderachse verloren hat. Die meiste Bremskraft wird auf der Vorderachse erledigt. Damit hat er ein bisschen Probleme. Hier sieht man es, ganz knapp, dass er da den Fisichella nicht ins Heck gefahren ist. Also da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Gerade wenn man überrundet wird, da würde ich ein bisschen Sicherheitsabstand lassen. Dann kommt man nicht in solche Probleme. So, Mark Webber, Michael Schumacher. Das ist die nächste Gruppe, die wir uns anschauen. Aus der Box bekommen wir die Nachricht, dass bei Kimi Räikkönen offenbar Kühlwasser oder Kühlflüssigkeit das Problem war. Ja, was heißt das? Kühlwasser oder Kühlflüssigkeit an sich? Ja, da kann eigentlich wenig falsch gehen damit, außer sie tritt aus dem Kühler oder sie kommt in den Motor, da wo normalerweise das Öl ist. Also entweder ist da der Kühler kaputt gegangen oder ein Leck. Das, was da auf der Strecke liegt, irgendein Kleinteil. Das sah eher nach einem Ring aus, fast schon sowas von der Größe her, wie das, was in der Mitte auf den Reifen ist. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, der nächste in der Box wird wohl Giancarlo Fisichella sein. Button fährt sehr konstant. Es ist ja für die Piloten, die noch keinen Grand Prix gewonnen haben, immer so ein bisschen komisch, wenn man wirklich mal ein Rennen anführt. Für Michael ist das was anderes, das hat er oft genug getan. Und da hat er hier erste Lesmo versucht, Mark Webber auszutricksen, hat nicht funktioniert. Gut, jeder Fahrer freut sich natürlich unglaublich, einmal diesen Schumacher, den er im Rennen normal ja nie zu Gesichte kriegt, hinter sich zu haben. Da wird gekämpft bis aufs Messer. Also Michael hat da sicher kein leichtes Spiel, egal wen, auch wenn er mit Sicherheit, was den Ausgang des Rennens in Sachen Sieg angeht, wahrscheinlich kein Wort mitreden kann, in dem Fall Webber. Aber die Position, die darf er verteidigen und die verteidigt er bis aufs Messer. Und das müssen wir trotzdem, Christian, für später dazugekommene Zuschauer noch mal ein bisschen erklären. Hier jetzt der Boxer von Fisichella. Wieso kann jetzt ein Mark Webber einen Michael Schumacher in Schach halten oder sich zumindest mit ihm diese heißen Kämpfe liefern? Am Anfang war das klar, da haben wir gesagt, Michael Schumacher, was die Reifen angeht, mit Bridgestone bei diesen noch feuchten Bedingungen den Michelin unterlegen. Aber jetzt sieht es doch relativ trocken aus. Ja, es ist trocken und es läuft ja auch nicht schlecht. Nur Mark Webber fährt im Moment ungefähr, ich sag mal, eine Dreiviertelsekunde langsamer als die Spitze. Und hier, Curva Grande, was soll Schumacher machen? Außenrum geht nicht, da ist kein Grip. Innen bleiben kann er. Jetzt blockiert Webber die Ideallinie. Das heißt, Schumacher kann nicht ausbremsen. Das heißt, die Rundenzeit insgesamt ist, hier sieht man, muss er geradeaus fahren. Jetzt hat er. Ja, aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass Mark Webber jetzt ein bisschen sogar vom Gas gegangen ist, weil er gesagt hat, ich habe die Schikane geschnitten. Ich habe mir einen Vorteil verschafft und ich hätte so oder so Ärger bekommen. Das ist natürlich für die Kontrolleure, für die Stewards hier extrem schwierig. Wir haben es ja im Training schon mal thematisiert. Hier zu sagen, wer hat bewusst eine Schikane ausgelassen, wer hat sich bewusst einen Vorteil verschafft oder wer hat das getan, um einen Unfall zu vermeiden. Wen müssen wir bestrafen und wen lassen wir mit dem blauen Auge davonkommen? Das ist eine ganz heiße Kiste. Jetzt gucken wir noch mal. Also hier sehen wir aus der Schikane heraus. Michael Schumacher beschleunigt Webber einfach aus. Da hat er sich bedankt. Also das war alles sehr kontrolliert und sehr fair. Ist eigentlich lustig, wenn man die Zeichensprache der Rennfahrer untereinander immer wieder mal sieht. 20 Runden sind vorbei. Sie sehen es, wir haben noch 33 beim Großen Preis von Italien. Jenson Button holt er sich heute den ersten Sieg seiner Karriere. Es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Im Moment führt er vor Alonso, Montoya und Rubens Barrichello. Michael Schumacher ist auf der 7. Wir sind gleich zurück bei diesem tollen Rennen in Italien.
Dabar jau tik 10 sekundžių, taigi lyderių penketas artėja vienas prie kito. Štai matome Jensoną Buttoną, Fernandas Alonsas, Juanas Pablo Montoya, Rubensas Barrichello ir tik ką iš Ascari posūkių išvažiavo Takumos Sato bolidas, kurį nuo Rubenso skyrė dabar 4 sekundės. Kasgi greičiausias šiuo metu iš šių sportininkų? Rubensas Barrichello 1 minutė 23 ir 18 šimtųjų, dar šiek tiek pagerina Rubensas Barrichello rato įveikimo laiką savo asmeninį. Vėlgi Rubensas buvo greičiausias iš lyderių penketo, nors Takumas Sato irgi greitesnis už lyderį. Taigi šiame penkete šiuo metu kelintą ratą iš eilės lėčiausiai važiuoja Jensonas Buttonas ir tas leidžia mums spręsti, kad po kelių ratų šie 5 sportininkai gali visiškai priartėti vienas prie kito. Na, nėra abejonių vertinant šių metų sezono žinoma rezultatus ir treniruotės, kvalifikacija, kad Ferrari bolidai šiuo metu rikiuotė yra greičiausi, tačiau kiek neįprastas lenktynių scenarijus pirmose ratuose. Rubenso Barrichello pasirinkimas startą lenktynių pradėti su lietui skirtomis padangomis ir nedidelė Michaelio Schumacherio klaidelė pakeitė daugelio lenktynininkų ir ypač Ferrari pilotų planus, todėl mes dabar nematome priekyje abiejų raudonųjų Ferrari bolidų. Michaelis Schumacheris dabar yra 7, Rubensas Barrichello 4. Na, Michaelis atrodo jau išvažiavęs į švaresnę trasos dalį, kai jam nereikia kovoti su lėtesniais sportininkais, pradeda važiuoti gana greitai. Šiame rate jisai važiavo beveik taip pat greitai kaip ir Rubensas Barrichello, taigi Michaelis važiuoja antru tempu, jisai dabar 10-uke važiuoja antru greičiausiu tempu. Ir ką tik matėme kelias kadrų nuotrupas, kaip Antonio Pizzonė įveikia Marką Weberį, taigi Weberis praranda dar vieną poziciją ir dabar nukrenta į 9 vietą. Jensonas Buttonas, Fernando Alonso, Juanas Pablo Montoya, Rubensas Barrichello, Takumas Satos 5 vietoje, 6 Davidas Coulthardas, dar nebuvęs lenktynių metu boksuose, už jo Michaelis Schumacheris, 8 vietoje Antonio Pizzonė, 9 Markas Weberis ir 10-uką baigia tik ką pirmą ir matyt vienintelį kartą boksuose apsilankęs Giancarlo Fisichella, nors galbūt Giancarlui ir neužteks degalų iki lenktynių pabaigos. Ne, mes matėme kompiuterio paskaičiavimus, tikrai Giancarlo Fisichelai dar kartą teks pasukti į techninio aptarnavimo juostą, o štai boksuose dar nebuvo apsilankęs Davidas Coulthardas ir Nikas Heidfeldas, nors tiesa Davidas ten buvo pasukęs apšilimo rato metu. Heidfeldas startavo iš techninio aptarnavimo juostos, taigi lenktynės pradėjo labai sunkiais bolidais, prisipylė daug degalų ir artėja Davidui Coulthardui po 22 ratų sustojimo laikas boksuose, kadangi su lengvu bolidu pirmąjį sektorių Davidas Coulthardas dabar įveikia rekordiniu greičiu 26 sekundės ir 30. Taip, jisai šiame sektoriuje buvo gerokai greitesnis už visus savo varžovus, tačiau rato važiavimo laikas yra labai panašus į Rubenso Barrichello ir Takumo Sato. Na, o Jensonas ir toliau yra lėčiausias iš lyderių šešeto. Kai kurie sportininkai, pavyzdžiui, Davido Coulthardo paskutinis ratas buvo beveik 80 sekundės dalimis greitesnis už Jensono Buttoną. Takumas Sato, minėjau, buvo atsilikęs 11 sekundžių, po to 10, dabar jį nuo Jensono Buttono skiria tik 8,8 sekundės dalys. Karšta darosi Juanui Pablo Montoya, Rubensas Barrichello jau kvėpuoja jo nugarą. Akivaizdu, jog Ferrari bolidas turi greičio persvarą, tačiau ji nėra tokia, kaip buvo tarp Michaelio Schumacherio ir Marko Weberių, ir aplenkti varžovą Rubensui Barrichello bus tikrai nelengva, ypač kai tuo varžovu yra kolumbietis. Michaelis Schumacheris greičiausiai įveikė paskutinį ratą ir tai buvo 1,3 sekundės dalim greičiau už lenktynių lyderį Jensoną Buttoną. Taigi Michaelis dabar atsilieka nuo 28 sekundės, tačiau tas skirtumas gana greitai tirpsta važiuojant tokiu tempu, kai Michaelis gali važiuoti taip, kaip gali vežti jo bolidas, kai prieš jį nesimaišo lėtesni sportininkai. Ar Rubensas bandys atakuoti Juaną Pablo Montoya? Panašu, kad jis yra šiek tiek greitesnis, bet tempų skirtumas galbūt nėra pakankamas, ypač žinant tai, kad Juanas Pablo Montoya tiesiosiuose, naudodamasi savo variklio didelę galę, yra gana greitas. Štai netgi klaidą padaro vėlai stabdydamas Brazilas ir įvažiuoja į pirmosiosios formos posūkius labai giliai.
Kągi prarasta akimirka, kuomet Brazilas galėjo likti labai arti Juano Pablo Montojos bolido, dabar truks nemažiau kaip vieną ratą. Rubensui Barrichello vėl sumažinti atstumą iki varžovo iki minimumo. Štai slydimas priekiniai ratai, šiek tiek slysteli ir galiniai, per greitai atlėkė Rubensas į šį posūkį, kurį be klaidų jau buvo beveik įveikęs Juanas Pablo. Na, mes akivaizdžiai matom, kaip štai Alonso, Montoya ir Rubensas Barrichello artėja prie Jensono Buttono. Dabar ketvirtą vietą Rubensą Barrichello skiria tik 3,4 sekundės dalys. Galų gale paskutinysis sportininkas Nikas Heidfeldas sustoja boksuose. Davidas Coulthardas, kaip minėjome, sustojęs po apšilimo rato, taip pat lenktynių metu dar nebuvo sustojęs, taigi būtent Davidas bus paskutinysis lenktynių metu užsukęs į techninio aptarnavimo juostą. Gana neblogai paskutiniosius ratus įveikia Davidas Coulthardas, vos šiek tiek nusileidžia dabar už jo važiuojančią Michaeliui Schumacheriui, tačiau Michaelis atsilikęs daugiau nei 11,5 sekundžių, o Davidas po truputėlį artėja prie Takuma Sato. Šios sportininkus dabar skiria tik 7 sekundės, bet vėlgi Davidas Coulthardas boksuose dar nesilankė, jam ten apsilankyti tikrai reikės bent vieną kartą ir šis sustojimas bus tikrai ilgas. Matome, kad trasoje dar matosi drėgnų vietų, nors lenktyninė trajektorija jau senai yra gerokai pradžiūvusi ir vis daugiau padangų gumos atsigulant jos dalyje, be abejo, bolidai darysis link lenktynių finišo vis greitesni ir greitesni. Štai atakuodamas Rubensas Barrichello Montoya padarė klaidą, bandydamas šią klaidą ištaisyti, tai yra vėl priartėti prie kolumbiečio, matyt daro dar kelias klaidas, kadangi paskutinį ratą Rubensas įveikė daugiau nei visą sekundę blogiau nei Juanas Pablo, kuris taip pat sumažėjus raudonajam Ferrari bolidų jo galinio vaizdo veidrodėliuose didina važiavimo tempą ir 0,6 sekundės dalimis sumažina atsilikimą nuo antroje vietoje važiuojančio Fernando Alonso, kuris savo ruoštų iki šiol vijęsis Jensoną Buttoną paskutinį ratą įveikė 0,2 lėčiau už lyderį. Taigi labai įdomiai dabar pulsuoja pirmojo ketvertuko tarpusavio santykis. Tiesa, Takuma Sato, galima sakyti, taip pat veržiasi į šią kovą. Jam iki Rubenso Barrichello reikia mažiau nei 4 sekundžių. Ir Davidas Coulthardas dar vis neapsilankęs techninio aptarnavimo juostoje, taip pat artėja prie Takuma Sato. Matome, kad ratu lenkdami Niką Heidfeldą vieni sportininkai sugaišta daugiau, kiti mažiau laiko. Davidas Coulthardas galų gale sustoja. Net 26 ratus jam pavyko išlikti trasoje. Beveik pusę distancijos. Davidas turėtų nuvažiuoti šias lenktynės tik su vienu sustojimu. Labai ilgas, daugiau nei 12 sekundžių Davido sustojimas. Manau, netrukus mes ekrane pamatysime skaičiavimus, kad jam iki buvo pripilta degalų, kurių turėtų užtekti 28-27 ratus. Tai bus vienintelis Davido Coulthardo sustojimas, manau, gana teisinga taktika. Kristianas Klynas šiuo metu važiavo 11 vietoje ir atrodo Davidui pavyksta grįžti į trasą prieš pat Kristiano nosį. Ir labai gaila, kad netrukus, manau, ateina laikas šiems sportininkams dabar važiuojantiems rikiuotės priekyje lankytis techninio aptarnavimo juostoje antrąjį kartą, kadangi tikrai gaila, nes šie sportininkai dabar labai važiuoja arti vienas kito. Jensonas Buttonas paskutinį ratą įveikė per minutę 23, beveik per minutę 24. Fernando Alonso buvo greitesnis beveik pusę sekundės, o štai šis ratas vėl Alonso greitesnis, tiesa šį kartą vos 0,2 sekundės dalimis, 2 lėtesnis ir trečioje vietoje važiuojantis Juanas Pablo Montoya. O Rubensas Barrichello turi kažkokių problemų, labai greitai važiavęs, pasivijęs Montoya, matėme, padarė klaidelę ir po to pradėjo važiuoti lėčiau nei jo varžovas. Na, matyt, Rubensas šiame rate sugaišo laiko lenkdamas, galbūt nelabai dėkingoje vietoje lenkdamas Niką Heidfeldą, tačiau jo tempas turėtų vėl padidėti. Michaelis Schumacheris važiuoja itin greitai, jau štai daugelį ratų iš eilės jisai daugiau negu visą sekundę greitesnis už lenktynių lyderį ir dabar nuo Jensono Michaelis jau atsilieka tik 23 sekundės ir pakyla į 6 vietą, taigi Michaelis dar nesudėjo ginklų ir be abejo lieka dar visa pusė lenktynių distancijos jam kovoti dėl pirmos vietos, kas, manau, Michaeliui yra visiškai įmanoma. Na, o mes dar padarykime vieną trumpą pertraukėlę.